Praėjo metai po realiai tavo pradžios testų organizavimo, tai papasakok, kokie jie buvo ir kaip tu čia dabar atsiradai Alytaus rajone. Visa laimė, kad visi iš jų sėkmingi saugumo prasme. Tikiuosi taip išliks ir toliau. O šiaip faina, geri atsiliepimai, visi laimingi, tiek dalyviai, tiek kurie padeda irgi. Ir saugoj padirba, ir atvažiuoja daug šeimos narių įtraukęs, artimųjų pagalbos reikia. Tai stengiamės surasti ir naujų keliukų. Šiandien irgi naujas kelias, niekada nedarytas. Tai stengiamės, kad visiems būtų gerai. Tai kažkaip taip ir judam. Tikėkimės iš tų testų kažkas išaugs, gal rimčiau ateityje. Kaip pasikeitė tavo testai nuo pačių pirmųjų iki jau dabar? Ar kažkas patobulėjo, kažkokių naujų sprendimų sugalvojai? Faktas, kad laiko prasme užimto darbo, tai dabar mažiau mums reikia. Greičiau galima viską pasidaryti. Susistovėjus ta bazė visa. Bet šiaip sakyčiau, pati esmė nuo pirmų kartų buvo prioritetas saugumas, tai tas ir išlikę iki dabar, tai plius minus manau, kad esam kiekvieną kartą vis pasimokinam, kažkokios tai hipotetiškos situacijos šauna į galvą arba susiduri šiaip vietoje, tai vis tengiasi tas visas situacijas susikurti ir užbėgti įvykiam už akių. Kaip pavyksta su savivalda susitarti? Kol kas su Alytum labai gražiai bendraujam. Galbūt kitą savaitę turėsim kartu renginį, pavežiosim merę, jeigu gausis susitart su laiku. Tai kol kas bendraujam gražiai, aš savo pažadus vykdau, jie irgi manęs klausosi, komunikacija yra superinė, labai džiaugiuosi ir laukiu to renginuko. Manau, kad santykį kūrėm ir iš to santykio gal ateityje kažkas gausis ir daugiau. Kaip svarbu turėti tokio lygio svečius, kaip pavyzdžiui šiandien? Faina, žiauriai, tai ne tik man, visiems mum, manau, kad faina ir jum, ir Brunui čia išvis didžiausias malonumas su tokio talento ir pajėgumo žmogum dirbti, tai mum irgi kyla tas jauti, kad mes esam Lietuvoje, bet tas ralio lygis aukštas, tai jauti, kad jis kyla, tai man smagu, kad mes, kiekvienas iš mūsų galim prie to kilimo prisidėti. Kas sudaro tavo komandą testų metu? Daugiausiai tai šeimos nariai, tėtis visada padeda, mama. Šiuo metu jie išvažiavę atostogauja, linkėjimai. O šiaip draugė padeda, draugų draugai, mano draugai, toks ratas, visi ieškai žiūrint, kur darai pagal rajoną, regioną, kam arčiau, kam darbo diena, nedarbo diena, tai toks. Šiaip ar testai daug susilaukia populiarumo Lietuvoje, ta prasme, ar daug užklausų? Užklausų nemažai, bet manau, kad šiais metais atsirado ir daugiau organizatorių. Tai matosi, kad jau ne viena, dvi testų lokacijos prieš varžybas, o gali rinktis jau. Vos ne paskambina, kokį gali greičio ruožą, kokio čia tipažo siauras, platus, greitas, susuktas. Čia susuktas, man reikia greito, varau ten. Tai susilaukia yra tų, bet faina, kad praeitais metais labai jautėm tą, kad jau buvo momentas, kur net nepriėmi, o šiais metais 3-4 ekipažai visada ir toks kiekvienas matau, kad organizatorius turi savo ratelį klientų ir taip mes sukamės, tai labai faina, nereikia apsigrūsti ir galima produktyviai pasitestuoti.